Remigijus, autentiška lyderystė. Prisimenu, prieš keletą metų vedant laidą, kas yra sėkmingas žmogus, dalinausi konceptu, kurį buvo lengva prisiminti, nes buvo naudojamas rankos principas. Ir kiekvienas pirštas turėjo tam tikras reikšmės, tai yra, kas yra sėkmingas žmogus. Ir nykštys tai buvo simbolis sveikatos. Ir žiūrint per autentiškos lyderystės sesijas, sveikata yra labai svarbi. Ir žmogus kartais gali turėti nuostabų balkoną, fainą, gryno oro, su pušelėmis. Bet klausimas, kiek kartų jisai išeina čia ir padaro tam tikrų pritupimų. 5 Tibeto pratimus, 7 minutės ar kitą kažkokį tai fizinį aktyvumą, kuris paskatina gerą energiją viduje. Bet ko tam reikia? Reikia valingumo. Ir tai yra viena iš baltų spalvų autentiškos lyderystės sesijose. Kitas rytis, apie kurią dalinamasi buvo, tai yra antrasis pirštas ir tai yra santykiai. Santykiai, tai gali būti poros santykiai, tai gali būti šeimos santykiai, santykiai su tėvais. Ir šitoje srityje klausimas yra, ar šeimos židinys dega fainai, šiltai, jaukiai, palaikančiai. Ir norisi prie to židinio sugrįžti ir jame būti toje erdvėje. Ar toje srityje yra daugiau kaukių įvairių, yra galbūt svaiginamų gėrimų ar kitų elementų, kurie destruktyviai veikia vidų. Tai kiek yra aistros, drąsos, tai apie ką yra kalbama autentiškos lyderystės sesijose, būtent per santykių prizmę. Sekantis rytis, tai yra vidurinis pirštas. Vidurinis pirštas dažniausiai turi skirtingas asociacijas žmonėms. Ir natūraliai, jeigu žmogus uždeda tik tai prioritetą būtent šitai sričiai, jisai galbūt rodo tam tikrą ženklą visuomeniai. Bet vidurinis pirštas tai yra simbolis finansų. Tai yra pinigų. Ir klausimas yra, koks yra santykis su pinigais. Ar tie pinigai kvepia, ar jie traukia, ar juos turint rankoje jie degina ir juos norisi kuo greičiau išleisti, pamačius kažkokią tai akciją parduotuvėje. Kokias žinutes turiu savo vidinėme pasaulyje susijusius su pinigais? Ar aš esu atsipalaidavęs, pasitikintis savimi, juos gaudamas, juos leisdamas? Kas vyksta iš tikrųjų manyje, kai aš prisiliečiu prie pinigų energijos? Tai yra finansinis gerbūvis. Sekantis rytis, tai yra bevardis pirštas. Ir sėkmingas žmogus gali būti skirtingose srityse. Esminė idėja tai jo karjeros pasiekimai. Tai kokią karjerą arba profesinius pasiekimus jau esu padaręs. Ką tokio iš tikrųjų esu sukūręs, kai mano kūrybiškumas pasireiškia būtent per šitą sritį. Tai yra karjera ir mano asmeniniai pasiekimai. Mažasis pirštelis tai yra simbolis draugai ir hobiai. Ir kalbant apie hobius, kada paskutinį kartą išbandžiau kažką tai naujo. Pavyzdžiui, čia toksai yra mažas aparatas, tai yra rietis vadinamas. Ir kaip galima su juo iš tikrųjų maloniai pasivažinėti. Wow! Ir patirti naujų įspūdžių, naujų potyrių. Tai kokie hobiai iš tikrųjų neseniai išbandžiau ir kuris suteikė geresnių emocijų, tokių grinai viduje. Mažasis pirštelis taip pat simbolis yra draugai. Tai kiek aš jaučiu atjautos draugams, tai yra žalioji spalva, apie kurią kalbam autentiškos lyderystės sesijose. Ir kiek aš iš tikrųjų turiu tikrų draugų. Tai žvelgiant per šitas 5 visas rytis, būtent sėkmingo žmogaus, tai yra sveikata, tai yra santykiai, tai yra finansai, tai yra karjera, profesiniai pasiekimai ir tai yra hobis, draugai. Kartais pas žmogų būna kažkuris rytis kenčianti ir kažkas tenais nėra gero vykstančio gyvenime. Bet kartais būna lygtais viskas gerai su visom 5 sritim, bet kažko tai trūksta, kažkas tai yra nefaino viduje. Ir tai yra delnas. Ir delnas tai yra simbolis sąmoningumo. Kada paskutinį kartą skyriau iš tikrųjų kokybiško laiko pasigilinimo į save, prajautimo, nes vidinis pasaulis tai yra ir jo atspindys yra išorėje.
Tai jeigu smalsu panagrinėti, kodėl kažkuri tai sritis nevažiuoja gerai, kažko ten trūksta ir norisi labiau pažinti save, panerti, autentiškos lyderystės vakaras tikrai yra vienas geriausių būdų tai padaryti. O jeigu išdrįsi, tai galbūt netgi ir sudalyvauti savaitgalyje.